Aš kritikuoju maistą, aš kritikuoju fotografiją ir visą pasaulį. Praėjo jau beveik savaitę, kaip mes įdėjome į Sandbox savo video, bet pasirodo, jo visai neįkelia. Ką jūs matote apie tai? Žinot, ką aš manau, labai jau ten kažkaip ten, nežinau, aš nieko ten nesuprantu, bet man tai čia kažkaip nepatinka. Bet kodėl? Kodėl? Mes jau galėtume laimėti, bet kodėl mūsų neįdeda? Ir iš viso apskritai. Todėl, kad mes durnos ir negausim bravo ledų. Gal dėl to, kad tikrai negavom bravo ledų. Čia lieka klaustukas. Čia antroji laida Kritikės. Ir tai šiandien mes būsim tryse, nes nebus kino kritikės Majos. Jie išskrido nemokamų atostogų. Bet tikimės, kad mums pavyks ir tai. Dabar mes, kadangi šiandien yra geras oras, mes eisime filmuoti į lauką. Vasarą labai madinga žalia spalva. Merginoms patarčiau nešioti žalias sukneles. Ir prie jų derinti baltą ir juodas spalvas. Jos niekada nesensta ir visą laiką būna madingos. Vaikinams patarčiau nešioti aptemptus džinsus, nes reperių mada jau išėjo iš mados. Taip pat, jeigu esate pora, visą laiką nešiokite priderintus drabužius. Tai labai gražiai atrodo. Šią vasarą labai madingi retro stiliaus akiniai. Ir dar dideli. Jeigu jūs perkate tokius akinius, pirkite arba veidrodinius, arba išskirtinos spalvos. Čia aš, Rožė, maisto kritikė. Šiandien aš kalbėsiu apie žalumynus. Šią vasarą labai madinga žalia spalva, taip pat ir madoje, ir taip pat maiste. Visos merginos tapo karvėmis. Ne ta prasme, kad išstorėjo ir kažkas panašaus. Tiesiog pradėjo valgyti daug žolės. Daug žolės. Visi ėda tą žolę. Visi. Žiūrėkite, koks dėlis. Kaip kartu. Vis vien ėda. Tai skanu, jam tai skanu. Madinga. Nu žodžiu, ačiū labai už dėmesį. Viso gero. Sveiki visi. Su jumis Toma. Aš praeitą laidą kritikavau visą pasaulį, o šiandien, kadangi mūsų kino kritikė Maja išėjo nemokamų atostogų, aš ją pakeisiu naujoje rubrikoje fotografija. Taigi pirmoji yra portreto fotografavimas štai. Nusistatėte specialią iPhone'ą ir tuomet fotografuojate. Tuomet viskas yra akcentuojama į veidą ir portretą. Taip pat dar noriu šiandien pakalbėti apie makrofotografavimą, tai yra smulkių daiktų fotografavimas, užsistatėm specialiai ikonėlę. Aš pati labai mėgstu makrofotografavimą, nes tai gražu tai. Taigi, tuo laidą ir baigiame. Kitoje laidoje, jeigu mūsų kino reporterė Maja jau sugrįš, tuomet aš jos nebepavaduosiu ir fotografija rubrika bus nukelta kitai laidai. Tačiau jeigu Maja vis dar savo atostogaus, tai fotografija vis dar liks. Tai iki kitų laidų. Taigi, su jumis pasaulio kritikė Perla. Negalvokit, kad jeigu aš pradėjau fotografijos reportavimą, tikrai nepakritikuosiu viso pasaulio. Tikrai negalvokit. Taigi, kas atsitiko šią savaitę? Ant Eminemo per MTV kino apdovanojimus nutupė Bruno. Jis dėl to labai supyko. Nežinau net, kurią aš pusę palaikau iš tikrųjų. Manau, kad Bruno šiek tiek praskaidrino nuotaiką. Atsiprašau. Bet Eminemas irgi, jeigu su manim tai pasielgtų, tai nefain būtų. Kas dar nutiko pasaulyje? Twilight ir toliau jų gerbėjų skaičius auga. Aš prie to neprisidedu, nes man šis filmas atrodo kvailas. Tai tiek pasaulio kritikavimo rubrikoje. Su jumis buvo kritikė Perla. Ir štai atėjo taip nelaukta akimirka. Išvažiuojam atostogų. Taip, atsisveikiname su jumis beveik visai vasarai, sugrįšime vasaros pabaigoje, rugpjūčio arba Liepos pabaigoje. Nu, žodžiu, kaip išeis. Taigi, likite su mumis, nepamirškite mūsų ir mes tikrai sugrįšime. Kritikės!